Šiandien būsiu kaimynas Antakalnyje ir važiuoju pas Gitenį Umbrasą, kuris pakvietė pernakvot pas jį, o jis yra gerai žinomas Vilnietis. Būtent stebuklų plytelės autorius. Sugalvojau stebuklą, spėkit koks, bet turiu apsisukti. Atspėkit, ką sugalvojau. Šeškiniai buvau, dabar Antakalnis. O aš gyvensiu Oginskio gatvėje 15 butas 2. Neturėsit ką veikti, užeikit. Kur keliaujat? Prie naujų konteinerių. O, patenkinti? Be abejo, labai protingas išradimas. Aš būsiu dabar jūsų kaimynas. Be abejo, žinau, seku puslapyje. Tai sekmadienį, pirmadienį laukiu. Pirmadienį. Gerai. Labą dieną, kaimynė. Nu, klausykit, kaip romantiškai atvažiavom. Šiaip tai euras sakyti fotografą. Jo, labai toks, tai būtent laimingam miestui tinkantis. Na, aš va čia padariau tokį klėlę knygų. O, tai atsinešiu knygų. Šiaip gera mintis. Tai ką, Gitenė, ačiū labai už priėmimą. Kaip sako, gyvenimas prasideda nuo šliopansų, taip? Op. Čia ne tik butas, čia faktiškai muziejus. Vau. Ai, čia 3D printerį padarytas? Geras. Kiekvieno tikro lietuvio namuose kalėdinis žaisliukas būtų super. Mane stebina, kaip tokiame mažame butelyje telpa viskas. Ir kino teatras, ir dirbtuvės, ir miegamasis. Čia principas yra va toksai. Ir čia šviesa. Super. Nu, tai sveria, tai man būna treniruoklis. Kūrybiškumas nerealus. Kėdukė gera. Tokia. Jo, jinai išlaiko. Jeigu sulaužys, atsiprašau. Nieko baisaus, jis mane išlaiko, pats išlaikė. Ar gerai gyventi Antakalny? Patinka? Man tai labai gerai, nes čia pat miškas yra, čia pat upė yra. Netoli nuo centro. Čia pirmiausia atsirado stebuklų plytelės pradžia. Kai darai stebuklą, tiesiog kartais lieka išpilvų. Tai aš čia panaudojau kaip išpilvą. Geras, čia pusryčių stalas. Geras, čia išeini, atsisėdi ir pusryčiauji. Su kaimynais labas rytas. Viskas taip ir padarysiu. Drąsiai, niekam. Nu smagu. Ne, Nu va, beveik aš. Davai. Bet čia ryte ateini išbėgi atsigavimui. Super. Jūs neįsivaizduojat, ką jūs prarandat, negalėtumėt pragauti tokios uogienės. Net neįsivaizduojat. Andres, aš žinot, kur dabar ta uogienė yra, taip? Tai kai aš išvažiuosiu iš čia, tai pas Gitenį galit bandyti užeiti. Tai ačiū labai. Ir iki pasimatymo, mėly kaimynai. Ačiū. Ai, kodas durų. 2, raktas.